Sveiki, pastoriau Taurai. Pirmas klausimas būtų toksai. Kaip išlaikyti gavus nuostabų apreiškimą ir supratimą, kurį atvėrė Kristus, kai tai nublanksta ir nebejauti euforijos bei apreiškimo realumo kitą dieną? Aš manyčiau, kad šitas klausimas turbūt aktualus visiems tikintiesiems, todėl kad mes gyvename, turim suprasti, neregėjimu, bet tikėjimu. Ką reiškia neregėjimu? Tai reiškia, tai ne jausmai, tai ne tai, ką mes patyrėme vakar, bet tai yra tiesiog žinojimas, įsitikinimas dalykais, kurių tu nematai. Ir aš galėčiau palyginti tą apreiškimo gavimą, kada tu gauni tuo momentu apreiškimą, aš jį galiu palyginti su tuo, kai tu kažką tai pamatai, realiai pamatai fiziškai. Nors tas apreiškimas jis yra pamatymas širdies akimis, bet tai apima visą tave. Tai reiškia, tu suvoki visą savo esybę, tai, ką tu pamatai. Ir tai yra kaip fizinis regėjimas, kaip fizinis matymas. Ir tuo metu, labai dažnai, kada tu tai pamatai, tau atrodo, kad kaip įmanoma tuo netikėti. Tai atrodo, kad tai yra viskas taip šalia ir taip arti, ir taip suprantama. Ir todėl aš ir palyginu su to, kad tai tarsi būtų, kai tu kažką pamatai. Sakysim, tu nuvyksti į kažkokią tai šalį ir tu pamatai kažką tai. Ir tu tą, ką pamatai, tai yra įspūdis, tau susidaro. Bet po kurio laiko tu išvažiuoji. Ir vėl sugrįžti, ir ypatingai, kai būna mes, kada gyvendavome tais tarybiniais laikais ir buvome tokia visuomenė labai pilka, ir išvažiuodavome į kažkokią tai šalį, kur viskas yra labai gražu, kur viskas tiesiog blizga, ir tau tai padaro įspūdį. Ir kada tu sugrįžti atgal į tą realybę, kur tu dabar gyveni, kuri yra pilka, tau staiga atrodo, kad čia, kur tu buvai, čia buvo pasaka. Ir to nėra. Bet iš tikrųjų, tai tu žinai, kad tai yra, bet tiesiog tu to nematai. Tai nenustoja egzistuoti, tai tu tiesiog nesi dabar čia. Ir taip yra su apreiškimu, labai panašiai. Mes jį gauname, mes jį pamatome labai ryškiai, bet mums tiesiog reikia toliau tikėti, kad tai, ką aš pamačiau, kad tai yra realybė. Ir čia mes galime žiūrėti daug raštų vietų, apie kurias kalba Jėzus. Jėzus ir ne tik Jėzus, ir apaštalai. Viena iš tų vietų yra, kai Jėzus kalba apie sėklą. Kai sėkla krenta į žemę, sako, yra 4 dirvos. Ir ta pirmoji dirva, aišku, tai yra kaip kalbamas žodis. Ir žodžio tikslas, kada žodis yra kalbamas, arba mes skaitome Bibliją, šventoji dvasia, jinai visą laiką nori mums kalbėti. Ir jinai mums prabyla per žodį, per pamokslininką, gali prabilti per brolį, seserį, ir gali tai būti maldoje. Gali būti tai maldoje, mes galim gauti Dievo žodį, supratimą maldoje. Ir kas yra įdomu, kad labai dažnai būtent taip atsitinka. Maldoje mes daugiausiai gauname apreiškimų. Ir tai mes matome iš Biblijos, kad daugybė apreiškimų apaštalai gaudavo būtent maldoje. Bet įdomu tai, kad kai jie gaudavo tai maldoje, jie toliau remdavosi tuo, ką gaudavo. Jie toliau to remdavosi ir tikėdavo tuo. Ir todėl, kaip aš sakau, mes gyvename ne regėjimu, bet tikėjimu. Mes suvokiame, kad tai, kas yra nematoma, tai, ką aš pamačiau, tai, ką man, bet be abejo, aš tikrinu tai su Dievo žodžiu, kad tai man yra apreikšta, tai yra, aš tai suvokiau. Ir tos dirvos, tai yra, kada tas antra dirva yra, kada ateina šėtonas ir jisai nori išplėšti. Jisai nori išplėšti tą apreiškimą, kurį tu gavai. Ir jisai tada siunčia, labai dažnai sako, jisai siunčia kažkokį tai papiktinimą dėl žodžio, kad tu pasipiktini, kad tu tai, ką tu matei, kad tai yra nerealu. Jis tai nori įtikinti tuo tave. Ir čia mes tada turime pradėti gyventi, kovoti tikėjimo kovą, gyventi tikėjimu. Neregėjimu, nebesirem savo supratimu, bet tai, ką aš suvokiau, ta prasme, nesirem to, ką aš dabar matau. Bet tai, ką aš suvokiau,
tai ką aš supratau, tai yra tikra ir tai egzistuoja. Ir kita rašto vieta, kurią aš tiesiog paskaitysiu, yra iš laiško, Jokūbo laiško. Ir Jokūbas kalba štai ką. Jisai sako, pirmas skyrius 22 eilutė. Būkite žodžio vykdytojai, o ne vien klausytojai, apgaudinėjantis patys save. Ir štai kas įdomu, ką jis toliau kalba. Jei kas yra žodžio klausytojas, o ne vykdytojas, tai jis panašus į žmogų, kuris žiūri į savo gimtąjį veidą veidrodyje. Reiškia, kalba apie tai, kad jisai kažką pamatė. Jis sako, pasižiūrėjo į save ir nuėjo ir bematant pamiršo, koks buvo. Bet kas įsižiūri į tobulo laisvės įstatymą ir jį vykdo, tas tampa nebe klausytojas užuomarša, bet darbo vykdytojas. Tas bus palaimintas savo darbuose. Taigi mes matom, kad kada mes kažką suvokiame, o tas apreiškimas yra dažnai visą laiką mums duodamas su kažkokiu tikslu. Apreiškimo tikslas nėra padaryti mus labai išmintingus ir kad mes viską čia sukrautumėm į galvą ir mes vaikštumėm ir kalbėtumėm, aš tą žinau, aš tą žinau, aš tą žinau. Bet apreiškimas nėra tai. Tu tikrai turi suvokimą tada, kada tai, ką tu pamatėjai, suvokėjai, tu pradedi elgtis pagal tai, ką tu suvokėjai. Ir kaip pavyzdys, jeigu tu suvokiai, kad tu esi Kristaus žaizdomis išgydytas, tu tai suvokiai, tu pradedi elgtis taip, kaip tu būtum išgydytas. Nors tu atrodo, kad viskas, aš jau išgydytas tikrai, aš pajutau ir čia Dievo dvasia perėjo, ugnis perėjo, dar kažką aš pajutau, bet daugelio Dievo vaikų nusivylimui kitą dieną arba netgi po kurio laiko simptomai sugrįžta. Ir tas suvokimas, kurį tu turėjai, kuris atrodo realus ir galbūt ir skausmas praėjo, ir simptomai praėjo, ir po to jie vėl sugrįžta, pasikartoja. Tu tiesiog turi tikėti, kad tu turi, kad tu gavai. Tu gavai ir man visiškai nebesvarbu, ką aš jaučiu. Kaip aš sakiau, kad mes gyvename ne regėjimu, bet tikėjimu. Ir žodžio vykdymas, paklusnumas tam regėjimui, kaip apaštalas Paulius sako, aš pamačiau ir sako, aš buvau klusnus regėjimui. Jisai gavo apreiškimą ir jisai pakluso tam apreiškimui. Jis tiesiog darė sprendimus ir pradėjo elgtis ir veikti pagal tai. Ir labai daug dievo vaikų, jie taip ir yra, kad jie ieško apreiškimų, jie gauna, bet jie gyvena emocijomis. Ir jie taip ir nesiryžta gyventi pagal tai, tiesiog paklūsti tam žodžiui. Ir tiesiog daryti pasitikint to. Ir dar papildyti norėčiau prie to, ką pasakiau, kaip išlaikyti apreiškimą. Aš manau, kad yra labai svarbu melstis dėl to. Dievo žodžio apreiškimas ateina su jo šviesa. Ir kad jį gautume, mes turime eiti į šviesą. Mes turime ieškoti jo ir praleisti tam tikrą laiką su Dievu maldoje. Bet lygiai taip pat, kai gauname, apreiškimas yra dvasinė šviesa. Tai ne mūsų protui, tai mūsų širdžiai. Tai yra ne šitam žmogui sieliniam, kuris yra išorinis ir reaguoja visus išorinius receptorius. Taigi, tavo dvasinis žmogus, jisai turi būti visą laiką aktyvus. Jeigu tu kurį laiką, kokią tu beturėtum tą šviesą, kiek tu ten bebūtum, lygiai taip pat kaip įspūdžiai, kada tu nuvyksti į šalį, kaip aš jau kalbėjau, kažkokią tai tolimą šalį, ir tu ten daugiau nebesugrįžti. Ir praeina 10 metų, 20 metų, šitie visi įspūdžiai nublanksta ir tu jau nebeatsimeni ten, kas buvo. Ne? Tu gali susitikti, aš girdėjau tokių istorijų, kaip žmonės jie susitikdavo, kai viešpas apsireikšdavo jiems ir jie matydavo jį veidas į veidą. Tiesiog viešpatį, tikrą viešpatį.
Ir po kurio laiko jie nepraktikuodavo to gyvenimo aktyvaus. Jie netgi tą patyrimą, jie pamirždavo. Jiem tai būdavo kaip migla, kaip miražas kažkoks tai ir nueidavo kažkur tai. Ir jie gyvendavo lyg tai jų gyvenime nieko nebūtų atsitikę. Tai todėl mūsų dvasia, jinai turi visą laiką būti atnaujinama. Mes nuolatos turim atnaujinti savo tos dvasinius receptorius. Tai yra, ką tai reiškia, mes pastoviai turime ten nukeliauti, maldoje. Vėl į tą pačią šviesą mes ten turime sugrįžti. Jeigu mes ten sugrįžtam nuolatos, tai mes to šviesoje visą laiką ir pasliekam ir visą laiką mes gauname, tai kaupiasi. Ane? Nes Jėzus sako, ką sako, renka su manimi. Ta prasme, kad mes turime rinkti su juo. Mes turime rinkti. Mes galime išbarstyti viską, ką mes turėjome. Todėl, kaip aš dar kartą pasikartosiu, tas maldos gyvenimas, jisai yra labai svarbus. Kad tu savo mintimis, tu tiesiog, yra rusiškas žodis toksai pagružatsa. Tai yra, galim sakyti, pasinardinti iš esmės. Paskui jį pasinardini vėl. Ir Paulius ir sako, būkite pilni šventosios dvasios, prisipildykite ją. Tai tokiu būdu mes nuolatos atšviežiname, atsinaujiname. Ir tas apreiškimas, jis ne tik, kad mes jį išsaugome, bet jis gilėja. Be abejo, mes taip pat ir skaitom žodį, mes žiūrime jį, apmastome jį ir pasiliekame